Nu, tu čia apsikvailinai su šito video, ta prasme, aš dabar atkreipsiu dėmesį į tavo visus melus arba nepagrįstus dalykus, visas nesąmonės praleisiu. Iš karto noriu pasakyti, kad tai yra paskutinis video, kurį aš darau, nes jeigu žmonės negali atskirti, kas yra kas, tai jiem iš vis nevertėtų eiti kripto. Dėl to, kad kripto pasiklys dar labiau, būsit pasmerkti pralaimėjimui. Mane iš viso stebina, kaip žmonės atiduoda savo pinigus kažkam ir net nepasidaro paieškos, kas yra kas. Realiai visa kripto irgi yra apie paiešką. Tai jeigu jūs nesugebate į Google įvesti ir pasižiūrėti vardą, pavardę arba niką ir pasižiūrėti, kiek yra ten šlamšto ir kiek nukentėjusių, nu tai atsiprašau, suveskit mano vardą, pavardę į Google, pažiūrėkit, ką rasit ir suveskit jo Martynas Gailiūnas arba apsistūmęs ir pasižiūrėkit. Įsivaizduojat, man skambina mano draugų vaikai, kuriem po 12-14 metų, tai jūs galit patikėti, kokią pas jį auditoriją. Realiai, kokią pas jį auditoriją. Tai jis tik vaikus ir gali apgaudinėti, pats yra nebrandus vaikas, jis jau ne kartą buvo demaskuotas. Ir Malinausko, ir Kripto imperija. Ir kripto angliukai nemokama grupė yra ten daug nukentėjusių, skundžiasi. Facebook'e, jeigu pasižiūrėsit, ten yra po postais Telegramo grupės sukurtos, parodyta, kaip jis falsifikuoja savo laimėjimus ir panašiai. Tai, žodžiu, pradedam. Pirmas dalykas, kuris man užstrigo, kai dariau šitą lengvą researchą, tai kad jisai labai daug kur dabar skelbėsi, kad aš pradėjau viską 2017 metais. Nu tai žiūrėkit dabar. Editinimo gale aš iškart išmeščiau tokį montuotoją, konkrečiai nepasidarė namų darbų. Pirmas melas iš karto. Šitas video yra įkeltas į TikToką ir YouTube ir visiškai nėra susijęs su kripto. Yra pavadinimas, kaip greitai pasiekti tikslus. Aš čia sakiau, kad šitą sistemą naudoju nuo 2015 metų, bet visiškai nesusijęs su kripto. Realiai ir čia parašyta, kaip greitai pasiekti tikslus 21 metų. Bet kad jum būtų tiesiog ramiau, aš parodysiu 2 dalykus. Tai pirmas, pažiūrėkit. Kada transakcijos darytos 2017 metų vieną iš piniginimų. Kitas dalykas. Facebook'e jau dariau laivus. Kada? Apie kripto. 2017 metų. Dabar mokyklos klausimas. Čia atskirą seminarą galima apie tai daryti, bet ar tu rimtai... Jeigu mes pradedam taip trumpai kalbėti, kada ir kodėl buvo sukurtos šiuolaikinės mokyklos, tai yra linijinis mokymas, visiems netinkantis mokymas prieš industrijos amžių, nes iš miesto, iš kaimo kvietė žmonės, siuntė į miestą dirbti į fabrikus ir tėvai tiesiog neturėjo kur palikti vaikų ir dėl to atsirado mokyklos. Labai paprasta. Ir tokie dalykai kaip auditorija yra mokytojas, kurio reikia klausyti, pažymiai, tu geras, tu blogas, skambutis. Visi šitie elementai irgi buvo naudojami fabrikuose, kad jeigu nori tualetą, reikia atsiklausti auditorijos, kad galėtum išeiti, skambutis, pertraukom ir panašiai. Apie šiuos laikus, tai įsivaizduokit, viskas kito, o automobiliai, technologijos, dirbtiniai intelektai, viskas kinta, ne? O mokymosi sistema nekito. Dabar aukščiausi pasaulio protai kalba, kad tokie kaip Elon Musk arba Jordan Petersonas, kad per ateinančius metus, 5 metus, išnyks pusė pasaulio universitetų. Galit patikėti ir pasakysiu dabar kodėl. Dėl to, kad atsirado dirbtinis intelektas ir baigiamasis darbas universitete, reikia jį parašyti ir apsiginti. Jeigu savo atvirai pasakysit, jau mano laikais niekas nerašydavo, kaip ne niekas, pasitengsiu neabsoliutinti, nedaryti tokios klaidos, kaip mano kolega čia
Tai jau tada daugelis žmonių tiesiog nerašydavo. Sumoka pinigus, parašo baigiamąjį darbą, nueina apsigina. Tai dabar lygiai tas pats vyksta su dirbtiniu intelektu, kad jeigu ir baigėt jūsų universitetą, tai kas iš to? Turiu aš draugų, kur ten 2-3 diplomai pakabinti ant sienos, jie vis tiek dirba visiškai kitus darbus. Švietimo sistema neveikia. Ir dabar norit jūs man pasakyti, kad verta leisti vaikus į mokyklą. Mokytis reikia, bet į grinai visuomeninę mokyklą leisti nėra prasmės, nes jie praleis ten 10 metų ir per 10 metų taip viskas pasikeis, kad ta, ką jie išmoks, bus nereikalinga. Praktiškai mums dabar jau nereikalinga. Bet sakau, čia atskira tema. Važiuojam toliau. Tai jisai pradėjo skelbtis, kad jisai parašė apie rinkas knygą, prie kurios praleido 150 valandų ir ją pardavinėjo už 99 eurus. Žinot, kas juokingiausia yra, kad niekur nėra slepiama, kad naudojau struktūrai ChatGPT ir jeigu atsiversit knygos galą, ten irgi yra parašyta vienas iš šaltinių kaip ChatGPT, tai pirmas dalykas, čia nėra jokia paslaptis. Antras dalykas, būtent tą įvadą, kurį aš rašiau, jeigu tu būtum paskaitęs, tai ten yra mano asmeninė istorija, kuri mano paties parašyta. Antras, ta prasme, melas jau iš karto pas tave, bet čia nieko nuostabaus. Tiesiog tau taip įprastas žmogus, visiškai be vertybių, miražas, nebrandus. Jeigu mes keliam klausimą, ar čia etiška ar neetiška naudoti ChatGPT knygų rašymui arba visus kitus dirbtinio intelekto įrankius, tai kiekvienam čia pasirinkti. Įsivaizduoji, knygas rašo po metus kiti, tai 150 valandų čia yra praleista su ChatGPT pagalba. Tu galvoji, kad tai paprasta yra padaryti, tai per tas 2-3 minutės, kaip deklaruoji, tai paimk ir padaryk, pamatysi, kai pradėsi dirbti, kad nėra tai paprasta, nes verčia informaciją iš anglų kalbos, informacija yra 2 metų senumo ir vis tiek reikia pertikrinti, suredaguoti, ištaisyti klaidas. Realiai verslai optimizuoja procesus ir tokie vardai kaip Gary Vee irgi naudoja dirbtinį intelektą ir ChatGPT ir visus kitus įrankius ir aš irgi naudosiu ir tikriausiai per ateinančius metus dar 10 knygų tokių parašysiu. Aš prašau labai paprastų ir nenaudų dalykų. Dabar dėl šito rodymo, tai įsivaizduoji, pirmas dalykas, kas tu toks esi, ką atstovauji, VMI, FNTT ar ką. Tai parodyk. Tai yra žmonės, kurie žino, kurie mato, uždaras ratas. Antras dalykas, gali būti daugiau negu viena priežastis, kodėl aš noriu nerodyti. Nu ir pavyzdžiui, miražas iš karto susikūrė. Dėl to, kad aš sakau tiesą visada žmonėm ir pagal faktą, ar tai būtų treidinimas, ar kitas kripto, sėkmingų žmonių yra mažai. Jeigu treidinimas, tai 2%. Ir aš duodu žmonėm žinias, o ne miražą. Jeigu aš pradėsiu duoti miražą ir fleksint savo laimėjimais, automobiliais, kelionėm, tai realiai aš pritrauksiu tuos vadinamus wannabes, grinai nebrandžius žmonės. Va tai, ką tu darai irgi. Jeigu iš tavęs nuimt visą šitą miražą, tai tu esi tik tai šlapia vieta, nieko daugiau. Ir šituo miražu gali žavėtis tik tai jauni nebrandus žmonės ir gali juos dūrinti. Prieš atsidarant vaizdo įrašą parodyti, kad kem komentarų, likę 10-15 komentarų, vien tik tai geri komentarai. Čia irgi aš nelabai suprantu argumento, visada taip dariau ir darysiu toliau, bet koks šūdas arba heitas pas mane komentaruose, tiesiog blokuoju žmogų ir komentarai automatiškai įsitrina, tai jūs arba palaikot mane 100%, arba jum čia ne vietas. Man atėjom parašyti iš netikros paskyros ir jis per sekundę ėmė ir atrašė, tiesiog padėjo, momentaliai atrašė.
kad taip galima įsigyti tą narystę, viskas taip ir taip, kaina yra 1500 eurų. 1500 eurų. Tai pradeda šnekėti, kad jisai pagrindė treidina ten meme coins, kai tu įsigyji narystę ir tau duoda meme coins. Nors visas jo TikTokas, visi jo video yra apie dollar cost average. Dabar aš irgi galvoju, kad 1500 tikrai yra per pigu, nes komanda auga, darbo vietos kūriamos ir manau nuo kitų metų pakelsiu vėl kainą. O dabar pasinaudosiu progą ir parodysiu jums, kas įeina į tai. Pažiūrėkit, dabar turime bendruomenę, 4 savaičių mokymą įeina. Toliau, kas liečia treidinimą, visiems sakiau, pats netreidinu, bet yra mano kolegos. Irgi 3 mėnesių mokymai yra laimėjimai, aišku, matot, čia mi monetos. Toliau, tegu kalba patys žmonės, bendruomenės nariai, ačiū. Pažiūrėkit, visada pagal žmonių poreikius atnaujinam visą laiką, visą informaciją, visą kursą. Ir šiais metais 1/4 kartą atnaujinsim. Ir dabar išplėtėm mokymus iki 12 savaičių. Ir nėra Lietuvoje tokių plačių mokymų, kad viskas būtų padengta. Tai patys pažiūrėkit ir terminologiją, ir kripto ateitis, ir blockchainai, aišku, meme monetos, psichologija, diversifikacija, kaip naudotis launchpadais, kaip sukurti savo likvidumo baseinus, kaip skaityti smart kontraktus, identifikuoti rizikas, apie airdropus irgi, aišku, paskui apie smart money, strategijų kopijavimus. Kas čia dar įdomesnė, kaip žurnalą kurti, labai svarbus dalykas, kaip išlikti rinkoje 10 metų, planus pasirašyti, kaip naudoti šitom platformom. Irgi įrankiai labai platus kursas bus labai. Aš jau jums parodžiau 3 mokymus, tai už 1500 plus pajamas gaunat ne tik tai mokymus, bet ir 3 žmonės, kurie visada dirba jūsų naudai. Vieną labai elementarų dalyką. Jisai pasako, kad pas mane įvairiai būna. Žmonės būna pusę metų minuse, kiti ateina po 2 savaičių, jau šitas dalykas, kaip aš bent supratau. Aš biškį praplėsiu dabar, ką mes čia darom ir kodėl taip sakau. Tai visi, kurie kripto tikrai dirba, kripto supranta, kad dabar kripto yra labai plati niša ir pagrindiniai 3 dalykai, tai kaip uždirba žmonės, tai arba snaipinimas, tas su botais vadinamas, arba DCA, arba treidinimas. Aš jums jau rodžiau savo mokymus su monetom, rodžiau treidinimą, o visą DCA aš esu jums davęs nemokamai. Cryptoteka.lt ir knyga, ir webinaras, ir konferencijos, įrašų pilna, kur ten nuo projektų kūrimo iki buhalterijos viskas yra duoda nemokamai, tiek daug informacijos jūs galite įsivaizduoti. Tai pinigai rotuojasi ir čia yra faktas, kad būna dienų, kai treidinimas neveikia. Tu braižyk tą marketą, ką nori, tą daryk, išeis dėdė Trumpas, pasakys, kad 100% tarifai likviduojamas marketas, jis tiesiog neveikia. Būna, kad paima ir nebeveikia, nes dabar yra viskas sell the news, tai tą turi suprasti. Tai būna, kad mymai neina. Pavyzdžiui, iki Trumpo mymai super ėjo ir nuo po to Trumpo vis mažiau gerų projektų atsiranda. Vis tiek ten būna superinių, ta prasme 1-2 kartus į mėnesį alfa tikrai gerų, kur galima uždirbti daug pinigų. Tarkim, kai AI naratyva buvo, ten buvo galima mėtyti, ką nori, visur buvo galima prisuoti. Su DCA vėl lygiai tas pats dollar cost average. Žinot, kad yra pats pelningiausias ilguoju laikotarpiu ir 70% jūsų kapitalo turėtų būti ten ir tik su 30 žais, nes yra rizikinga. Dabar kas liečia pačią statistiką apie treidinimą, tik tai 2 treideriai iš 100 iš vis yra sėkmingi. Įsivaizduojat kokią statistiką?
Ir aš tiesiai šviesiai žmonėm pasakau, kad jūs, jeigu ateinate į mokymus, dėl to pas mane ir yra atranka, kad neprieitų tokių wannabes, kur parduodam per pinigus, per pažadus, per fleksinimą. Ateina tada wannabes su savo paskutiniais grašiais ir tada jiems skaudu būna, nes kripto, jeigu ir gausit informaciją, esmė yra tokia, kad kartais už turi padaryti tokias klaidas ir tada supras, ką teorija turėjo omeny. Bet čia aš kvailiam neaiškinsiu. Ir tiesiai šviesiai sakau, yra ir tokių. Faktas, tai yra faktas. Ir visi, kurie jum duoda pažadus, kad jūs čia uždirbsit ar kažkas, iškart yra raudonas signalas. Tiesiai šviesiai sakau ir tikriausiai nepatinka jum tai, bet aš sakau tiesiai šviesiai, jeigu jūs ateinat ir norite tikrai išmokti ir suprasti, kaip viskas veikia. Ir jeigu tektinai ilgai darysit, turėsit kantrybės ir energijos, tai faktas, kad jūs pasieksit savo tikslų. Bet jeigu jūs domina tik tai pinigai, nėra jokio smalsumo, tai nėra šansų jums uždirbti pinigų. Iškart pasakau, ir nuo gyvenimo būdo irgi labai daug kas priklauso. Pats apsijuokiu su šito vaizdo įrašu, nes tik tai melai. Ir aš puikiai suprantu tave, nes aš atėjau į rinką ir aš atėjau dominuoti. Ir bendradarbiauti su visais, kurie kūrė kažką gero, naudingo visuomeniai ir išvalyti visas šiukšlės, kurie yra apgavikai, melagiai, sukčiai ir tu manęs negali pajudinti. Nei biški, nei fiziškai, nei emociškai, nei psichologiškai, nei truputėlį. Pasikartoju. Tie, kurie nesupranta, kas yra kas, jūs iš visi kripto nelyskit. Nes jūs net nesugebat į Google suvesti vardo pavardės arba niko ir pasižiūrėti, kas yra kas. Ačiū uždėmesi. Sėkmės visiems. Žmonės, neapsigaukite geriausių, o ne prie pigiausių. Let's fucking go. Šitas geras prie geriausių, bet ne prie pigiausių. Kas čia po 6 eurus pardavinėja? Ką? Viskas, hebrytė. Stebėkit, sakau, stebėkit. Ir žiūrėkit, kas čia yra liūtas karalius.